Aš irgi galvoju, kaip padaryti. Labą dieną. Labą dieną. Kaip vyksta komisija? Gerai. Tai gal galim kažką papasakot, kaip ten. Va, Man atsiuntė kvietimą dėl dalyvavimo komisijai šiandien, bet tik tai prieš porą valandų kažkaip vėlokai. aš irgi tik tai neprisinėsiu žinau. Kilo mintis, kad nespėtum. Pasiklausyti. Taip man jau Barška. Kągi tai rodo? Tuščia. Tuščia. Kamieno nėra. Reikim prie to. Vamzdis. Padaužykit vatanavę. Labai gerai. Atrodo, lieka žaliuojant, taip kaip ir turėtų viskas būt, bet va. Kaip ir vertinam, vieni medžiai, galim prie vieno, kito prie dar pažiūrėti. Taigi nori sutvarkyti parką, čia nenori nesatei padaryti, išpjauti kažko. Tai kažkada buvo dvi viršūnės, viena viršūnė nulūžus per tą šaką, ten tiesiog buvo gal neužtvarkyta profesionaliai iki pat šaknies kakliuko šuvinės. Irgi toks tiksinčios bomba. Sekantis. Nu, kad ir va tas atrodo centrinis klevas toks turėtų būti. Viskas. Laikus praktiškai ant žievės. Nu, nedaug dievė čia. Kokią dieną žaistų vaikai dar kas nors. Va, egzempliorius prie mašinų pasviręs. Štižiojas. Jo taip ir. O šitas, pavyzdžiui, kaip... Tai šitas nieks jo nelies, tegul visai senolis gyvena. Nieks jo nesigrieši jie. Jeigu atimant, atskaitykit kiek čia. Nu, turi gal 10 procentų, o jisai visas tuščias. Aha. Nu, ačiū Dievui, kol vėjas jo nepagavo. Turėtų instrumentą gerą, kad neklijuoti. Nu, čia irgi kažkada buvo pažeidimas mechaninis, kažkiek gydė. Nedagydė ir vargu ar dagydys jisai jau save. Oi, pasvirimas pakankamas. Ir vat ir nenorim tų nelaimių, kur nesenai nutiko ir žvėrynė. Baigis tragiška. O žvėrynė kas buvo? Moteriškiai užkirto medžius. Tai čia gal buvo prie Neries. Prie Neries, jo. Toliau. Taigi ten buvo prieš 4 metus iš atžymėti pjaut medžius. Aha. Žvėryno bendruomenė kažkas ten užprieštaravo. A, tai buvo? Jo. Ir medžiai sustabdyti, ko pasiekvai. Nes kitur rašė, kad kaip tik prašė, nepriprašė. Ne, biškai paklaidino visuomenę. Ne tokį. Tai vat. Tai kaip pasodinti dar žvėjų gatvį. Bet jie tokie pačiu atrodo tokie. Nu, žinot, ateina naujas augalas, nauja vieta. Kai mes pripratę, kad turbūt o gaunasi. Taigi vaikas irgi gimsta iš pradžių. Mažiukas. Šiaip tai čia aš įsivaizduoju vasarą. Pateiksim išvadas. Tai visi tą supranta. Bet va galiu pasakyti, mes Jovaro gatvėje leidinėjom. Sakant, po to ten, prie garažų toks yra klevas, jeigu dar galim veikiam. Bet jau prašė, čia yra apva, aplinkos projektų valdymo agentūra, va nesenai. Nu, ta dalis dvikamynio klevas, tai jinai yra tragiška, iš vis tiksinti bombas. Tai čia, žinokit, šitas klevas tvarkysi savo laiku, su savo projektais, su savo želdinimu. Šitas klevas gali nesulaukti to, tai šitą klevą tvarkys stipriai greičiau. Nes ta dalis viena visiškai sausa, antra nebebus atosvaros ir gali lūžti. Viskas, kaip ir papysė visą tam vietą, paskliuotis vietą. Jau gyvename.
Supratau, tada dėkui. Na, Yra medžių, man atrodo, pradžioj tikrai reikėtų, o paskui reikia žiūrėti. Nu va šitą matot, kaip kyla, tai kas čia nais. Iš arti galit pafilmuoti, pamatyti. Tai jo filmavau šitą. Dabar jau gaunasi. Ir va tą pasvirusi labai nuo gatvės. Tai Šaltis, medis prisigėręs drėgmės, šals, pusis ir dar labiau bus. Na, jeigu jis turi viršuje atvirą drevę, tai taip. Nu, jeigu ne. Iš čia drėgmės pateks, jis dar kažkiek plėš. Taip, taip. Kitame padėtis gali būti prastesnė. tai ką, važiuojam toliau? Jo, važiuojam. Maumedžių gatvėje irgi skyla liepa, irgi žmonės neleidžia pjauti. Aišku, žinai, gaila. Neleidžia suveršti, prašo pjauti. Taip, dar prašiau. Neleidžia suveržti. Mes norim suveršti, bandažą padaryti, kad išsaugot. Vat neleidžia suveršti, nes sako, čia tyčiajimas iš medžio. Tai atvirkštinis Atvirkštinis variantas. variantas. Mes Ten nenorim žinokit, pjauti. žvėrynė, kai buvom, atsimenat, kai buvo, tai gyventojai pjaut nori visus, palei namą auga, nupjaut visus medžius, tai vėlgi. Nu, važiuojam. Gerai, sėkmės jums. Gerai, iki.